Į naujienų portalą Alytaus Plius kreipėsi alytiškis Ričardas Švetkauskas, pranešdamas, jog ketvirtadienį futbolo varžybų metu susižalojo jo 14-metis sūnus. Pirminiais duomenimis slysdamas koją persirėžė stiklu. Greta Dzūkijos mokyklos esantis stadionas priklauso Alytaus apskrities futbolo federacijai. Susižalojęs vaikinas sportuoja Alytaus sporto centre. Pastarasis sutarties su futbolo federacija neturi. Vaikas susižalojo ant Dzūkijos mokyklos stadiono per varžybas. Paėmiau, nuvažiavau ir jau buvo treneris Linas Savastas atvežęs vaiką į priimamąjį, nelaukė net greitosios, pats nuvežė. Priimamajame apžiūrėjo vaiką ir liepė laukt, darys narkozę, reikia siūti ir laukė chirurgijas. Susiuvo viską ir pasiliko ligoninėje. Kiek pats vaikas man pasakoja, tai kovojo dėl kamuolio, čiuožė, ir kiek jisai sako, tik pasidarė karštą ir viskas. Kiek mano, tai ant stiklų. Visa laimė, kad buvo prižiūrėtoja seselė, tai gerai sutvarstė ir tiesiai priimamąjį. Na ir jūs kreipsitės į policiją, galbūt galvojat net ir apie teisminius procesus? Taip, galvoju. Tėvelis kalba netgi apie teisminius procesus. Tai turbūt teismai viską išspręs. Aš tik tais galiu labai atsakingai pasakyti, kad jokios aikštės naudojimo sutarties su sporto centru neturime. Apie tai, kad ten vyko vakar varžybos, aš žinau tik iš jūsų, reiškia, mes nebuvome informuoti apie numatomas rungtynės. Ten yra žmogus, kuris, kaip mes savo veiklas vykdomis, papildomai dar perina, pasižiūri. Tai tie, kas savavališkai naudojosi tą aikštę, tai turbūt turės ne tik prieš vaiko tėvus atsakyti, bet ir aš turbūt pagalvosime, ar neverta kreiptis dėl įstatymų pažeidimo. Nes svetimų turtų naudotis nelabai galima. Priklauso ASRC, priklauso šitai grupiai, ir jisai lošė savo metų ir už vyresnius. Ir dabar turėjo sekmadienį vykti ant šito stadiono varžybos, tai net nežinau, ar čia tinkamos sąlygos lošti, ar netinkamos. Treniruojasi ir jaunesnis, tai dabar jau biškį yra ir baimėje leisti tą vaiką treniruotis ant tokio stadiono. Ne dėl to, kad aš šneku už visus vaikus, nes čia 4 treneriai, daug trenerių daro treniruotės varžybas. Nežinau, ar tinkamos sąlygos. Nuskubėjau savivaldybę, paprašė atsiųsti viską raštu, kad ir būtų ir nuotraukos, ir dar pasiūlino iš karto kreiptis į policiją, užregistruoti šitą įvykį. Ir tada sakė, spręs, kas kaltas, kas nekaltas, kam priklauso šitas stadionas, ar tinkamos sąlygos, ar netinkamos sąlygos. Tai tikrai visa atsakomybė tenka tiem, kurie savavališkai ten vykdė veiklą, ir mes jokios atsakomybės už tai neprisiimam ir negalėsim prisimti. Vis tik situaciją komentuodama savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėja Loreta Šernienė pabrėžia, kad savivaldybė ir apskrities futbolo federacija sutartį turi nuo 2014 iki 39 metų. Sutartyje pasirašytoje Gedimino Daukšio įsipareigota stadioną sutvarkyti, prižiūrėti, leisti bendruomeniai sportuoti. Pasak Šernienės, sporto centro vaikai taip pat yra Alytaus bendruomenė. Aš pirmiausiai tai galiu pasakyti, kad įvyko nelaimingas atsitikimas. Vaikas sportuodamas susižeidė, tai labai aišku gaila ir labai gaila vaikinuko jauno, bet jam buvo laiku suteikta pagalba, treneris greitai reagavo, nuvežtas į ligoninę, informuoti tėveliai. O apie sutartį, tai tiesiog aš nedalyvauju derybose, bet mano žiniomis derybos buvo vykdomos. Ir Alytaus apskrities futbolo federacija šiandien dienai yra sudariusi sutartį su Alytaus miesto savivaldybe ir jie pagal sutarties punktus yra atsakingi už šio stadiono priežiūrą. Kad jisai yra neprižiūrimas tinkamai, tai turbūt tai tiesa, bet ne man tai spręsti. Ir manau, kad reikėtų paklausti pas šios organizacijos atstovus, kurie įsipareigoja yra tvarkyti stadioną, kad jisai būtų tinkamas sportavimui. Tik mane nustebino, kad tuo metu ten sportavo vaikai, kurie neturėjo būti toje aikštėje. Kodėl jūs taip sakot? Turbūt daugelis alytiškių atsimena, kad tas Dzūkijos mokyklos arba stadionas prie
iki daugelį metų buvo apleistas, apaugęs krūmais ir ten rinkdavosi tokios nelabai geros reputacijos asmenys. Ir futbolo federacija prieš turbūt 10 metų ėmėsi iniciatyvos tą aikštę sutvarkyti ir mes tikrai sutvarkėme, paklojame šiuolaikišką, kokybišką dangą, sutvarkėm aptvėrimus, padarėm apšvietimus, įrengėm buitinės, kad žmonėm būtų kur persirinkti ir viską. Ir visa tai buvo padaryta futbolininkų lėšomis. Miestas, ar iš miesto biudžeto, ar iš valstybės biudžeto, mes iš valstybės biudžeto šiek tiek gavom, bet iš miesto biudžeto mes negavome nė vieno cento. Ir mes tenais vykdom savo veiklas. Žaidžia mūsų pirmenybės vyksta, kiti renginiai, vaikų pirmenybės. Taip pat treniruojasi mūsų apskrities klubai, miesto klubai, organizuotai tą daro. Iš jų jie moka pinigėlius šiokius tokius ir iš tų pinigėlių mes prižiūrime tą aikštę. Nes, žinot, ir tinklas nuplyšo, ir vartai pairo, ir tvorą reikia paremontuoti. Viskam reikia pinigų. Tai ta aikštė tikrai prižiūrima iš futbolininkų lėšų ir tų, kurie sportuoja. Na, bet futbolo federacijos vadovas ponas Daukšys sako, kad jokios sutarties nėra. Sutartis yra nuomos, jų nuomos su savivaldybe, o sutarties su sporto centru nėra dėl to, kad tas sutartis yra mano žiniomis vilkinama iš būtent pono Daukšio pusės, nes buvo jau kiek mano žiniomis, kad jinai tiesiog, ta sutartis yra svarstoma, ji tiesiog nesusitariama galbūt ir tai daroma. Tikrai ne man spręsti, nes aš ten nedalyvauju toje grupėje. Na, bet tas tėvelis, kurio vaikas nukentėjo, sako, kad galbūt net kreipsis į teismą. Tai kas dabar jūsų vertinimu turėtų atsakyti už to vaiko sužalojimą? Tai va, teismas ir nuspręs turbūt, kas turės atsakyti už vaiko sužalojimą. Tai nėra specialiai sužalotas vaikas, dėl ko mes labai apgailestaujam. Ir kad man pasakyti, kas kaltas, tai būtų labai neatsakinga. Aš galiu išreikšti tik tai apgailestavimą, kad taip įvyko. Ir iš savo pusės stengtis vaikams dar sudaryti sąlygą sportuoti ir pasirinkti galbūt šiandien dienai sportavimui kitus stadionus, kurie yra galbūt saugesni bus vaikui, nežinau, aš sakau, ne specialistė ir vertinti to tikrai negaliu. Ir šiandien dienai tarėmės jau mes su kitų mokyklų vadovais, kad pabandyti ieškoti galimybių panaudoti mokyklų stadionus, o varžyboms tai prašysime turbūt Dainavos progimnazijos taip pat, kad priimtų ir sudarytų sąlygas, taip dėliotųsi grafikus, kad galėtų ir mūsų vaikai sportuoti ten ir organizuoti varžybas sporto centras. Tai sporto centras jau neketino naudotis tuo stadionu greta Dzūkijos mokyklos? Aš to nesakiau ir to netvirtinu, o kaip jie tarsis toliau, tai jau turbūt pačių vadovų reikalas. Bet aš matau šiandien dienai tokią situaciją ir raginu ieškoti saugių galimybių mūsų miesto vaikams sportuoti. Vedėja, tai visos problemos išsispręs tada, kai Alytuje atsiras naujas futbolo maniežas. Tai bus tada tobula iš tiesų ir atsiras didesnės galimybės, geresnės, puikesnės ir labai laukiam tos dienos, kada tai įvyks. Šito dalyko aš nenoriu palikti. Reikia stengtis dėl visų, taigi vaikų. Daug vaikų treniruojasi, bent kuriam galėjo vaikui. Tai jei vyko varžybos, tai galėjo ir iš kito miesto vaikui atsitikti. Tai ar protinga taip daryti varžybas, jei yra pilnas stiklų ir nesusitvarko to stadiono? Noriu pastebėti, kad ta aikštė naudodavos ir sporto centras, bet nieko nemokėdavo. Tai mes pernai vasarą pas vicemerę ir dalyvavo mero patarėjas, sutarėm, kad ir sporto centras prisidės prie tos aikštės palaikymo. Sutarėm 450 eurų, plus ten. Per mėnesį? Taip. Tai atspėkit dabar, kiek mes gavom pinigėlių pernai metais, lygiai nulį.
Tai, nes ten visokių, tai laikas netinka, tai priežasčių įvairiausių, kodėl jie negali daryti. Tai mes, pavyzdžiui, kaip vykdom miesto salėje, organizuojam jaunimui rungtynės ar pirmenybės kažkokias, mes sporto centrui sumokam pinigus. Šiemet už 2 dienas sumokėjom 500 eurų, tai čia už mėnesį 450. Tikrai bendruomeniai jis bus miesto vaikams, aplinkinių namų gyventojams, jis bus visą laiką atviras, bet sportuojant, aišku, reikia neorganizuotai sportuojant, reikia pasižiūrėti, kad ir nesusižeistų. Nes aš mačiau tenai, kad yra kameros tarsi, bet kadangi varteliai atrakinti, stikliuko mėgėjai, matyti, ten užsuka ir pasimėgauti. Taip, yra patvirtintos vidaus taisyklės, kad negalima jokių alkoholinių gėrimų naudoti arba rūkyti ir kitaip nedarimai elgtis. Turim visuomenę tokią, kokią turim ir kartais visko įvyksta. Bet mūsų tikslas, kad žmonėm būtų kur sportuoti, kur žaisti futbolą ir jį žaistų. Ir mes to principo laikysimės, nes tai yra mūsų federacijos tikslas.